Čarlis su mano suvenyru? Kodėl jis man granai prieš kelias minutės sakė, kad jis man gaus mūsų abiejų suvenyrą? Ką jis man įdomu gaus suvenyrui? Vilniau, aš gavau mums suvenyrą. Kokį? Nes girdėjau plastikinę kaukolę nukrentant. Nu, štai kaukolė. Ji ne plastikinė. Čia tikra mamėdų kaukolė. Ji tik plastikinė vadinasi, nes ji milijonus buvo... Ji milijonus ilgumo ar... Ji yra milijono metų, jai tiek metų. Ir ji tokia plastikinė yra. Ir ji buvo po žeme, tai labai skamba kaip plastikas. Ir niekas nesugavo kūnų. Tai šitas suvenyras, man tas žmogus, kur pardavė, yra toks juodas žmogus. Aš nemačiau jo veido, bet jis sakė, ar tu ieškai kažko? Jo, aš voice impression galiu, nes aš voice impressionu kitos. Tai jis man sakė, kad šitas duoda norus. Tai galvoju, gražus suvenyras ir galiu gauti norą. Jis taip sakė, kad nupirktum. Ir čia iš tikrųjų plastikas, nes jis grinai skamba kaip plastikas. Niekas po žeme milijonais metų neskambėtų kaip plastikas. Ir dar kaukolė neturi nieko. Visas smegenis išėmė. Todėl čia yra skylios. Todėl nėra čia... tai ji labai plastikinė ir ji nesunki ir jie išėmė visus dalykus iš jos. Tai tiesiog čia kaukolė, galiu taip eit ir sudaužyti. Ačiū už gražų suvenyrą, bet jis neduos norų. Jis gali. Jis iš senų laikų, kai buvo beždžionės. Ir jie mane valgė. Tai jis buvo bananas. Tai gerai, aš noriu pasakyti norą pirmas. Čarli, čia netikras norų kaukolė. Čia netikra norų kaukolė. Vilniau, tu dar netiki? Gerai, pabandysiu. Noriu kaukolę. Norėčiau turėti lempą. Ji gavo man lempą. Galvau, kad tu šneki apie lempą, o ne apie lempą. Ar ten žinio lempą? Tas dalykas duoda norus ir tas. O kiek kaukolė duoda norų? Sakė tas vyras, kad infinite. Man šitas kainavo 0 eurų, nes jis kartais duoda bad luck. Tai kai kažko pasiprašai, tu turi būti labai specific. Arba jei pasiprašysi beždžionės. Ta beždžionė gali turėti kažkokią ligą. Ar jeigu paprašysi naujų durų, jis gali būti sulaužytos, man. Tai sakyti sveikų durų ir kažkokios beždžionės, kuri nesusirgo jokiom ligom, arba kokias spalvojos, ar kažkoks akis, ir visą organus jos sudėti, ar kažką. Jeigu nori žmogaus, ir gali ir blogai atsitikti, gali tas žmogus neturėti galvos ar intestines. O jeigu tas džino lempa yra blogo, o jeigu nebus jokio džino, pabandysiu patrinti. Pala! Čia paprasta lempa. Čia žvakė yra. Tai reikėjo pasakyti tikros lempos, kuri šviečia, o ne lempos ant netikros lempos. Tik to. Šitą. Gerai, pasakyk tu norą, kad jį tikra. Bet kažkas atsitiks blogo, jei pasakysiu. Ne viskas, kartais būna geras, bet... kartais būna blogas, bet būna geras. Gerai, noriu kaukolę, kad niekada neatsitiktų pirmo pasaulinio karo ir antro. Nežinau, kas pasikeis. Kodėl čia dinozaurai? What the hell? Aš tik buvau ant savo lovos, banginau that chick, ir aš atsiradau ant savo sofos su kažkokiais dundukais. Kas čia vyksta? Ne, ponė dinozaurė, kas čia vyksta? Tai nebuvo pirmojo ir antrojo pasaulinio karo. Kodėl dinozaurai egzistuoja? Atsigaliau. Bet kai nebuvo jokio pasaulinio karo, tai visa buvo world peace. Ir kiekviena šalis pasaulyje mes nebeišnykę esam. Tai mes
mus išėmė išnykimu. Nežinau, tas ne žodis, bet mes nebeišnykę. Ir mes galim šnekėti, nes mūsų voice box. Tik ji negali šnekėti, nes ji tikras dinozauras neturi voice box. Man nepatinka dinozaurai. Noriu kauklę. Noriu, kad viskas būtų normalu. Palauk. Noriu kaukulę. O toks jos vardas? Jos, čia jis. Ir čia nemoteriška, čia tiesiog vyriška giminė. Bet čia tiesiog pavadinau, nes neturi vardo. Kiti vadina Doodoo Head, bet tai yra kaip Poo Head ar Poo Pants ar kažką. Gerai, pasakyk dar vieną norą, arba išmesiu šitą šiukšlinę. Gerai, noriu, kad šitą sofą dingtų. Pala, ar mes nematome? Atrodo, kas ant sofos dingsta. Kaip susigrąžinti?